Taigi vakar nupirkom nerealiai gražų CLS 400 3 litrų variklį ir šiandien aš jums parodysiu, kaip atrodo diena Amerikoje, kai tu nusiperki Mercedesą ir važiuoji Mersų centrą, nusiplauti už dyką. Tai reiškia, kai turi Mercedesą, Amerikoje plovimas už dyką. Ir dar paprašysim, kad automobilį pilnai patikrintų ir surašytų viską, kas automobiliui yra blogai. O taip automobilis po lietaus atrodo, tai paprašysim, kad nuplautų, pilnai patikrintų. Uždėsim numerį, va tokį. Ir nuvažiuosim į kitą kelio pusę, kur yra Mersų centras ir mus aptarnaus kaip mašinos savininkus. Va taip viskas atrodo, atvažiuoji prie šviesoforo ir turėtų įsileisti į vidų. Įsileidžia į vidų ir mes pasuksim į galbūt į šoną, galbūt tiesiai. Pavažiuosim tiesiai. Automobilį paliksim, ateis konsultantas, paims, patikrins, nuplaus ir parvarys atgal. Mūsų laimingas numeris 424 šiandien. Tikiuosi, kad tai neeilės numeris ir nereiks laukti visą amžinybę. Vizito metu paaiškėjo, kad automobilis turi vadinamą rekolą. Tai reiškia, kai automobilis turi gamykliškai brokuotą dalį, tai ją šiandien pakeis nemokamai. Tai yra varžtai, kurie laiko vairo kolonėlę. Tai kadangi jie turi varžtus pas save, tai prie to pačio, bedarydami inspekciją, padarys ir pakeitimą. Tai yra šaunus dalykas, kad niekas už tai neima pinigų. Sako, gal nori palikti savo automobilį ir persėsti naują. Sakau, ne. Sakau, aš noriu dar pasivažinėti su savo. Va tokie automobiliai pardavime. Apie šitą turbūt nereikia daug pasakoti. AMG E53. Turbūt, kad kiekvieno Mercedeso vairuotojo svajonė. Paprastai per patikras ir plovimus duoda kavelės, bet šiandien turbūt, kad nebus. Mes paprasti, tai pasinaudosim tik vandeniuko paslaugą. Kol vyksta automobilio patikra, jau 2 skirtingi konsultantai bandė parduoti man naują automobilį. Tai sakau, ne, man reikia mano, kadangi jis labai gerai atrodo. Sakau, patikrinkit ir grąžinkit. Pagaliau sulaukiau išrašą, tai turim problemyčių. Tai visas matysit video. Ir negana to įkelsiu dar palyginimą, kiek kainuoja remontas Amerikoje ir kiek kainuoja remontas Lietuvoje. Jeigu meistrai žiūrit, pakomentuokit, ar tai reali suma remonto, ar galbūt didesnė, o galbūt mažesnė. Jeigu pasiūlysit gerą tvarkymo sumą, perduosiu jūsų pasiūlymą būsimam automobilio pirkėjui ir galės pasinaudoti remonto paslaugom Lietuvoje. 16 CLS, both rear tires are getting pretty low. They're also wearing this inner edge unevenly, so you got some tire noise while you're driving down the road. Both these rear springs are cracked. These exhaust clamps are cracked and leaking. Looks like this front diff has been leaking for quite a while. Here you can see it's kind of burning onto the exhaust, which is kind of a fire hazard. Up on top of your engine, your front covers are leaking. And you can sum it down the side of the engine. Tai atidavė automobilį, pilnai patikrino, surašė. O taip atrodo. Ir jeigu norit pamatyti pilną apžvalgą automobilio, ateikite į profilį, automobilis bus parduodamas. Tai jeigu suspėsit, dar galėsit nusipirkti pirmas. Triausiam kavos mėgėjam, tai kavelės visgi buvo sulaukta.